Sveiki! Šiandien mes pamokysime, kaip pagaminti čirvinius blynus. Ir va. Mano vardas Modestas Macijauskas. O aš esu Modesto mama Audronė. Mes turim labai šaunią blynų keptuvę. Va, parodysiu, kaip jinai atrodo. Va, turim net 2 skyles blynams kepti. O bet dabar pirmiausia reikia mums paruošti tešlą. O kaip tešlą paruošti, pasakys Modestas. Pirma, mums reikės 4 kiaušinių. 4 kiaušinių, pieno, miltų, cukraus, sviesto ir plaktuvo. Mes paimsime 1 kiaušinį. Kiaušinius Modestas kruopščiai nuplovė. Mama. 4 kiaušiniai. Tada aš paspausiu šitą ir juos ir čia nuleisiu plaktuvą. Tada įjungsiu ant ir dabar visus kiaušinius gražiai suplaksiu. O aš noriu pasakyti gerbiamiems žiūrovam, kad dabar eisiu lydyti sviesto. Jį galite lydyti ant dujinės viryklės, į puodą įpylę vandens ir įdėję dubenėlį, kuriame tas sviestas lydi. Mes buvom pratęsę laidą, dabar čia aš pripyliau pieno. Ir dabar aš jį supilsiu čia. Štai, pienas jau sviestas, tai yra jau išsilydė ir mes jį irgi pilsim į bendrą masę. Dabar aš paimsiu cukraus. Paskutinio lašelio. Pieno jau mums nebereikės. Įdėsiu 4 šaukštelius. 1, 2. O kaip tu manai, ar vanilis cukrus čia tiktų? Ne. Atrodo, kad tiktų. Dar pasakysiu pastabą, kad riebalais keptuvės tepti nereikia, nes masėje yra sviesto. Paimu miltų, tada aš darau, paimu šaukštą. Miltų galite dėti kiek norite, bet aš įdėsiu 5 šaukštus. Mėly žiūrovai, jeigu jums miltai truputį išsibėrė, nieko tokio, stalas švarus, galima juos tiesiog surinkti į masę. O mes bėgame ieškoti dar šiek tiek miltų. Buvo pertraukėlė, tėtis nubėgo į parduotuvę ir nupirko miltų. Štai mūsų nauji miltai. Dėžės sunki. Paimsiu vieną.
šaukštuvalių dabar užteks. Masė, kad mūsų masė tinkamai ir padaryta ir metame išimsime ir dėsim kepti. Iki. O, kokia gera masė. Dar labai svarbus dalykas, ką mus moko tėtis, tai reikia iš karto ištraukti laidą iš rozetės. Štai masė kokio tirštumo. Dedame ją į keptuvę, kuri kaip tik jau karšta. Modestai, jau kokią mes dainelę dainuosim, kad blynai geriau iškeptų. Man patinka važiuoti su žmogais, transformeriais. Aš mačiau mašiną tokią, kur važiuoja ir pavirsta į transformerį. Keptuvė karšta, garuoja, bet mes pažiūrėsime, kaip atrodo blynai. O, jie kaip tik iškepė. O tada Modestas parodys tam tikrą gudrybę, kad būtų blynai patys skaniausi. Ir dar galime uždėti pačios gardžiausios braškių uogienės. Ir man daugienė, mama. Ir man daugienė. O dabar mes jų paragausime. Kaip ragauti, prašom ragauti. Tu uogienė ir tu matyta vatukų. Ir su cukraus pudra. Taip, Aš čia parinčiau. Štai. Prašom ragauti skanaus. Koka.